Sveiki, atvykę į mano kanalą. Mano vardas Elžbieta ir šitame kanale mes kalbame apie ispanų kalbą, Ispaniją ir jos kultūrą, įpročius ir apie viską, kas yra susijęs su Ispanija. Ir šiandien mes su jumis pakalbėsime apie santykius. Kokiusgi santykius užmezga ispanai, kokias jie turi tradicijas, kokie yra dabartiniai santykiai. Ir žinoma, norėsiu išgirsti jūsų nuomonę, jūsų patirtį, jeigu jūs turite vyrą ispaną arba žmoną ispanę. Labai įdomu buvo pasižiūrėti, pasiskaityti, ką jūs galvojate, kokia yra jūsų patirtis, nes aš kalbėsiu apie bendrus tokius dalykus ir kažkiek tai savo patirties tai bus, o jūs komentaruose galite rašyti savo nuomonę. O jeigu jūs norite mokytis ispanų kalbos, apačioje aš jums palieku mokyklos nuorodą, kur jūs galite pasirinkti jums tinkamiausią mokymosi būdą. Ispanai yra žinomi apie savo atvirumą, šiltumą ir labai dažnai santykiuose jie yra labai šilti ir negaili komplimentų. Taip pat žinoma, visi kalba apie tai, kad ispanai yra labai aistringi. Labai įdomu, ar tai tiesa. Galite rašyti komentaruose. Santykių pradžia. Dažniausiai tai būna per draugus, kažkokiose šventėse, diskotekose, kartais gali būti irgi. Ispanai labai mėgsta bendrauti gyvai, bet žinoma, šiuolaikiškame pasaulyje jau po truputį yra kitaip. Mes visi žinome, ir vis daugiau ir daugiau ispanų susipažįsta per internetą. Ir Ispanijoje labai populiari aplikacija yra Tinder. Manau, visi ją pažįstate. Ir tikrai su kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau ispanų būtent susitinka su savo media naranja. Taip, būtent media naranja, taip yra kalbama apie antrą pusę, apie savo meilę. Apskritai, ispanai brangina partnerystę ir jie linkę turėti ilgus ir tvirtus santykius. Bet visada yra išimčių, neužmirškime tai. Šeima ispanams yra vienas iš svarbiausių gyvenimo aspektų. Jūs tikrai tai galite pamatyti dėl jų sekmadieninių pietų, kur susirinka visa šeima. Jie labai myli savo tėvus ir juos gerbia. Jie palaiko labai artimus santykius, ne tik kai yra vaikai, bet ir kai jie yra suaugę, jie nepalieka tėvų savo valiai. Jie jais rūpinasi iki pačio galo. Žinoma, šiuolaikinėme pasaulyje dėl ekonominių sunkumų, dėl kultūrinių normų jauni žmonės vis dažniau ir dažniau pasilieka gyventi pakankamai ilgai su savo tėvais. Pasilieka gyventi maždaug iki 30 ir daugiau metų. Žinoma, tai lemia ekonominė šalies situacija. Vidutinis ispanų sukūrimo šeimos amžius yra 35 metai moterims ir kažkur 38 yra vyrams. Kaip matote, jie visiškai neskuba kurti šeimos. Jie dabar labai ilgai lieka jauni. Ir 25 metų jūs tikrai labai retai kada sutiksite jau rimtą ispaną, kuris pasiruošęs yra rimtiems santykiams. Tikrai dėja ne. Galbūt ne dėja. Čia tokia kultūra pas juos. Jie ilgai čia yra jauni ir tikrai nesusituokia 20 arba 24. Taip nėra tokios tradicijos pas juos. Jie susitinka su draugais, eina į vakarėlius, į diskotekas, keliauja, ilgai mokosi, kai kurie siekia karjeros aukštumų. Ir tik kai jiems jau yra virš 30, pradeda galvoti apie šeimą, apie draugystę. Na ir apie 40 jau apie vaikus. Žinoma, yra visada išimčių.
Taip gali ir 20 su kažkiek susituokti ir turėti vaikų, būna išmintis. Bet apskritai tendencija yra būtent tokia. Ir kas įdomu, kad su paskutiniais metais, per paskutinius 15-20 metų, santuokos įgalinimo amžiaus tampa vis vyresnis ir vyresnis. Taip, kuo toliau, tuo didėja tas amžiaus. Ir taip pat pastaruosius 10 metų irgi yra labai populiari tendencija, kad jie tiesiog sueina ir gyvena kartu. Na, o jeigu jie nusprendžia daryti vestuvės, tai jie jau daro labai puošnias vestuvės. Labai didelės, kur surinka visa giminė, draugus, pažįstamus. Ir labai dažnai tokiuose vestuvėse būna minimum 100 pakviestųjų. Vaikų gimdymo laikotarpis irgi yra labai vėlas. Irgi yra skaičiuojama, kad vidutiniškai 35 apie 40 metų jie pirmą kartą tampa tėvais. Ir dauguma šeimų sulaukia tik vieną arba maksimum 2 vaikus. Labai reta kokia pora šeima susilaukia daugiau vaikų, nes anksčiau, prieš 50 metų, 30 irgi metų, tikrai jie turėjo po 2, 3 ir netgi 4 vaikus. Ir tai buvo norma. Bet dabar 1, 2, o ir netgi visiškai be vaikų. Ir iš tikrųjų statistika sako, kad su metais ir kuo toliau, tuo mažiau porų susilaukia vaikų. Vis daugiau šeimų tiesiog pasirinka turėti naminį gyvūną. Ir dažniausiai tai būna šuo. Šiuolaikinės poros labai dažnai dabar pasidalyja finansinę atsakomybę. Dažniausiai abu partneriai dirba ir tai pasidalina visą biudžetą 50/50. Kažkada buvo, kad vyras užsiima finansiniais reikalais, o moteris užsiima namo reikalais ir vaikais. Bet dabar viskas kitaip. Kai kurios poros turi bendras sąskaitas. Kaip bendras. Kiekvienas iš jų turi savo sąskaitą ir sukuria bendrą poros sąskaitą. Ir jie susitarė tarpusavėje, kiek jie į mėnesį į tą sąskaitą perves pinigus, iš kurių jie gyvens. Mokės už būtą, būto išlaidos, maistas, kelionės. O jau savo kažkokius asmeninius pirkinius jie jau perka iš savo tos sąskaitos pirminės, iš kurios perveda. Tikrai tai pasitaiko labai dažnai, bet ne visur. Ne visur tikrai, nes kiekviena šeima čia yra atskira konstitucija ir atskiras pasaulis, nes kiekviena pora visgi susitarė savai. Bet tikrai labai dažnai tai būna, kad yra viena sąskaita ir jie ten susimeta ir iš tos sąskaitos gyvena. Ispanai labai vertina laisvalaikį, keliones ir per paskutinius metus ispanai vis dažniau pasirenka keliauti ir leisti laiką linksmai. Šiuo metu jaunos poros siekia lygiaverčių santykių. Jie pasidalija ir biudžetą, ir pasidalija namų ruošos darbus. Ir jie abu kažkas maistą paruošia, kažkas išplauna butą. Taip, viską pasidalija 50/50. Kaip ir anksčiau jau minėjau, kad ispanai labai mėgsta kultūrinį gyvenimą. Ir dėl to netgi susituokus ir padarius ir sukūrus šeimą, jie vis tiek susitinka su draugais, susitinka su šeima, kas yra numeris 1 pas juos. Išeina vakarieniauti, išeina į barą, išgerti vyno, alovus ir užkasti tapas. Tokie maži ispaniški užkandukai. Šiuolaikiniai ispanų santykiai yra unikalus tradicijų ir modernumo mišinys. Jie vertina emocinį ryšį, šilumą ir atvirumą, tačiau tuo pačiu jie siekia laisvės, lygybės ir lankstumo, kas yra labai, labai svarbu santykiuose. Būti lankstiems ir prisitaikyti vienas prie kito ir ieškoti kompromisų. O ką jūs galvojate apie santykius, apie Ispaniją, kokios yra poros?
Kaip jūs galvojate, jeigu jūs neturėjote jokios patirties? Taip, kokie yra stereotipai, galite rašyti komentaruose. O kas turi porą, maloniai kviečiu pasidalinti savo patirtimi, kad būtų kuo mažiau tų stereotipų ir kad kuo daugiau visi pamatytų, kaip yra realybė. Nors, kaip ir sakiau, kiekviena šeima tai yra atskira konstitucija ir atskiras pasaulis. Ačiū, kad buvote su manimi. Tikiuosi, jums patiko šitas mano video. Jeigu dar neprenumeravote mano kanalą, padarykite to jau pat, kad nepraleisti dar daugiau mano vaizdo įrašų. Taip pat būčiau labai dėkinga už man patinka, netingėkite, paspauskite ir susitiksime greitai kitame video. Benga!